visiškai nieko nespėjau, aš nesu pasiruošus, mano plaukai atrodo kažkaip labai keistai ir jau reikia važiuoti. Jie dar visą savo, ne? Jo. Tai prieš atvykstant čia galvau, kad bus labai easy tipo filmuoti ir visiems viską pristatyti, bet karočiui esmė yra tame, kad čia yra nežmoniškas kiek žmonių audividė. Sakiau, kad prieš atvykstant čia galvau, kad bus labai easy tipo eiti pro visus ir filmuoti, nes tai dariau ne vienam renginį, bet čia atėjus pamačiau, kad boy, čia yra žymiai daugiau žmonių negu buvo kokiam nors įmanomam renginį. Tai va, taip ir gyvenam, todėl nežinau, kaip čia viskas gausis toliau mum, bet žodžiu, svarbiausia, kaip ir minėjau, anam vlogė darykite tai, kas jums patinka ir nekreipkite dėmesį į kitų žmonių nuomonę. Bet aš nežinau, kaip šitam renginiui laikysiuos šito viso sakinio. Kažkas linkėjimus kažkam perduot nori? Linkėjimai visiems! Linkėjimai visiems atmosferai! Linkėjimai draugams! Ką tik buvo be kelių minučių 10 ir mes tiesiog nuvarėm su Emilė tipo į vietas, nes jau 10 valandą turim sėdėti vietose. Ir dabar yra 10 po 11 ir karočią tai buvo labiausiai stresul 11 minučių mano gyvenime, nes karočią ištisai ta prasme. Tai va, ir tai buvo 11 minučių. What the fuck? Emilija, aš neatrodau kaip aš. Tai kaip moteris atrodai. Žiauriai gražu, bet žiauriai ne kaip aš atrodau dabar, mane žmonės tikrai nepažins. Bet žodžiu, mes praleidom 30 minučių dažantis karočią grimeriniai ir aš gavau šakės, taip praleidom pasirodymą pradžią, taip belė kaip negerai, nes mes pačioj pasirodymo pradžioj taip pat turim užimti vietas ir žiauriai gerai gavos taip, kad nes renginys visas vėluoja, grinai tiek laiko, kiek mes dažėmės ir dabar liko kelios minutės iki mum atsistatymo vietas, ne visi jau reikia, dabar reikia varyti. Siemens stotie, duokite ženklą, kad mus girdite, ar galite padaryti triukšmo? Ir parodyti jums patį kosmiškiausią pasirodymą visatoj! Tai jeigu jūs pasirengę, stojam! Stojam! Stojam visi ir judam! Įdomu, gausiu copyrightą už šitą ar ne? Tas mane įkvėpė, man labai patiko nesiruošto parodyti toks, koks esu. Ir aš sakau, aš stosiu į aktorinį. Ir ant manęs labai auklėtoja taip negražiai pasakė. Aš nežinau, jie atsimena ar neatsimena. Auklėtoja, gal jūs dabar žiūrite tiesioginę transliaciją savo mažam kabinetuke. Aš va Siemens'e, 6 žmonių. Pamoką savo vedu. Auklėtoja man pasakė, tu Stonkov į aktorinį? Sakau, jo. Sako, ne. Sako, jeigu mano dukra neįstojo, nu tai tu vaikeli tikrai neįstosi. Ir aš labai supykau. Aš labai supykau, iš principo supykau. Vai! Lift! Vai! Lift! Vai! Lift! Vai! Lift! Vai! Lift! Vai! Ačiū jums, Kebla!
atrodė kaip minutė arba 2 minutės, o man tai buvo pusę valandos ar 5 minučių, Emilijai taip pat. Ir dabar tiesiog išėjom į lauką pakvėpuoti grynų orų ir šiaip pelė kaip ištroškau realiai nuo tiek šypsojimosi, ta prasme, no joke, jaučiu, kad žandikaulis skauda. Ten visą laiką o taip ir skauda. Ir dar, karočią, mane padažė, taip atrodo žiauriai gerai, bet kadangi mano yra sausa oda, tai labai matosi, kad sausa. Ir, karočią, kaip dar yra esmė, kad nuo šypsojimosi, kai taip darau, subėgo viskas, karočią, į vaštuos va tarpukus. Tai atrodo dabar kaip sena moteris, bet nieko tokio. Ką tu turi pasakyti apie šitą kol kas įvykusį dalyką? Miego. Tu juokauji? Juokauji? Aš kėliau 6 valandą ir dabar valgyt noriu, belė kaip. Galėsim eit paskui pavalgyti. Tempiam ir neėjom valgyti, nes visi, vieną nuotrauką, Kai tu 5 minutės praėjo, kokį 10 minučių, 5 nuotraukas praėjo, ten milijoną nuotraukų. Tai kad žinai, kas būna paskui 5 nuotraukas, painu toliau. Tada kitas grupelis ir kitam grupelį paskui 5 nuotraukos. Tai va, šiaip žiauriai fainai, ta prasme, šitam renginiui jokio kitokio pavadinimo kaip Vibe Liftas neduočiau, nes čia toks amazing, karočią, vibas yra, jūs net neįsivaizduojate, esame belia kiek žmonių, visi stimuliuoja, visi karočią vaikšto, su visais absoliučiai gali pasikalbėti, visi belia kokią draugiškai, nu karočią. Mano pažinčių ratas prasiplėtė va taip. Kada naujas? Galima šiandien naktį ateiti su jo. Dabar vesk mane, pasiimtų vandens. Gal pagaliau nueisiu pasiimsim? Ne. Galim. Tai va su Emilija dabar pasidarėm mini pertrauką savo ir kaip galit matyti dabar 12 valandų, palaukit va 8 minutės, tai Emilija pasišukuoja, aš apsivaliau šiek tiek pudros nuo savo veido ir tada judam atgal į ten, kur gyvenimas labai stipriai verda. Ane, Emilija? Kokių komentarų? Nebenoriu išrašyti. Ne, šiaip žiauriai fainai. Aš žiauriai valgiau. Jo, aš irgi, nes aš įte labai skubėjau ir nepavalgiau normaliai karočią ir žiauriai dabar noriu valgyti, bet tipo nėra laiko. Supratau. Žinokit, Vibe Liftas toks kietas, kad čia žinokit niekas net apšė nevaikšto, va visi važinėja man paspirtuko. Dabar čia aš pasirinksiu. Žodžiu, tai ką tik po vėl žiauriai intens fotkinimuose karočią gavau prieš tai dovanų, dabar dar kažką davė ir dar galiniai kišeniai karočią kažką yra įdėta ir ten manęs pačiai laukia, tai turiu nulipti. Štai taip vyksta ėjimas įkvėpti gryno oro, nes čia jo atsiprašau, nes jo visiškai nėra. Širdys plaka. O die, ir dar kai sako, paeikit į priekį, nusipotkim. Išėjau 100 kamerų ir nežinau, kurią žiūrėti. Tai žodžiu, jau esam po viso renginio ir dabar dar 2 valandas lauksim, kol Emilijaus draugas atvažiuos mus paimt. Ir tada dar nusimato 2 valandų kelionę, tai iš viso 4 valandas iki namų. Ir aš dabar tikrai nuoširdžiai sakau, kad esu pakankamai pavargus. Tai vlogą dabar nedabaiginėsiu, o dabaigsiu tada, kada jau būsiu pagaliau namie. Ate. Žodžiu, nusimato dar vienas videkas apie Vibe Liftą, kur tiesiog viską detaliau papasakosiu, išpakuosiu dovanas, kuris man darėt. Tai kažkur poros dienų bėgiai, būkit pasiruošę.